Sveikinimai treneris su pergale, gera emocija, aišku, nebuvo lengva, bet laužėt ir pralaužėt. Koks pirmiausia būtų jūsų komentaras apie pačią dvikovą? Kaip ir tikėjomės, buvo tikrai nelengvos rungtynės. Manau, ta pergalė sunki, bet pelnyta. Galbūt pirmą kėlinį norėjosi daugiau truputį tokio ramumo, bet antram kėlinį pakalbėjom, pasiaiškinom, kaip ir kas ką turi daryti, ir antras kėlinys visai tikrai buvo neblogas. Įmušėm įvartį, Manga galbūt paskutinė ta ataka galėjo blogai baigtis, bet šiaip vaikinai tikrai susitvarkė, ką minėjau prieš rungtynės, kad pavojingi kontratakosi, tai praktiškai šiandien neleidom nieko padaryti ir džiaugiamės pergalę. Iš esmės, tokios tvarkingos, stabilios rungtynės, tik kad nepavyko anksčiau mušti, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Kaip minėjau prieš rungtynės, Manga labai disciplinuota komanda, kuri mėgsta dirbti gynime ir sunku tokią gynybą įveikti, bet kaip minėjau, tikrai šiandien vaikinai ypatingai antrą kėlinį atidavė ir širdį visas jėgas, ko pasiekoje vainikavo įvartį. Ėmėtės keitimų, vienas iš tų keitimų, galiausiai Nojus Lukšys įvartį pelno. Kiek smagu komandoje turėti tokį energingą, emocijų pilną vaikiną, kuris, aišku, ten po įvarčio galbūt gavo ir kortelę, bet iš esmės jo ta emocija ir nulėmė komandai pergalę, jeigu kalbant tik apie įvartį. Sakau, visi, kurie žaidė, kurie išėjo ant keitimo, tikrai įnešė didelį indėlį. Keitimai, matėm, kad jau pavargęs priekis, nes tikrai dėjo daug darbo tiek gynime, tiek atakuojant, stabdant Bangos atakas. Taip kad keitimai pasiteisino iš šaunuolis Nojus. Išėjo, atsirado ten, kur turi būti puolėjas, įmušė gražų įvartį. Treneri, kažkiek ir pačios rungtynės gal nuviliančios, aišku, ir tas rezultatas galutinis toks ne jūsų komandos naudai, tai pirmiausia būtų jūsų karštos mintis ir komentaras apie rungtynės. Nežinau, kažkaip to rungtynių, aš manau, kad turėjom blogą dieną ir negerai žaidom nuo pradžių, bet pirmą kėlinį tai Sūduva labai įsitrauko. Mes turėjom kamuolį, bet realų pavojus, nesakyčiau, kad labai ir sukūrom. Ir Sūduva irgi ne. Sūduva antrą kėlinį irgi turėjo daug kamuolį, bet ten apartos smūgis iš toli, kur iš tikrųjų gali pataikti, aišku, nebuvo. Jaučiu, kad komanda šiek tiek sumažina mūsų tempų ir tada leidom Sūduva turėti tos atakus. Vienas iš jos įbaigė įvartį, bet aš manau, kad jeigu būtum tos vietas, kur reikėjo, mes būtum ir ištraukę to kamuolį ir to varžybų gal net 0-0 baigtų. Po to gavom įvartį, rizikavom šiek tiek daugiau ir turėjom irgi puikią progą, tik nešypsojo mums to sėkmę, kad kamuolį kristų vidų į vartus. Ir aš manau, kad Sūduva tada ir laimėjo 1-0. Paminėjot, kad galbūt ne jūsų diena buvo, ar čia žaidėjų atsinešimas į rungtynės gal netiko, ar planas rungtyninis netiko, ar gal kitos priežastys, kodėl būtent šiandien, manot, buvo ne jūsų diena. Taip ant karštųjų, nes aišku, turbūt reikia pirmiausia analizę padaryti, bet jeigu dabar pagal jūsų mintį. Aišku, kad aš nepasakys viską ant karštų, ten jau ne čia to vieta, bet pasakyt, kad dar jauna komanda. Ir prie tas pats norėjau paminėti, kad gal buvau kažkaip blogai suprato, ką aš pasakau praeitą interviu, dėl sergantų žaidėjos, nebuvo, kad mes laimėjom prieš ją, gal man dėl to ir dar, kad neturėjom žaidėjos, bet klausimai buvo apie žaidimų, kad yra kitoks žaidimų. Gal ir buvo nauda, kad to žaidėjas nežaidė to rungtynių su Egelman ir tada kaip surprizą Maks įmušė. Aišku, dabar Maks susirgo pats, tai ir Antužis buvo sergantis, tai nebuvo jos šitą galimybę tiek daug šiandien žaisti. Bet dėl šitą rungtynių aš manau, kad jauna komanda, tai tos pralaimėjimas ir laimėjimas jos bus. Aš noriu tikėti, kad komanda greitai suprastų, kad be atsidavimo kiekvieną sekundą, kiekvieną momentų bus sunku, todėl visas komandas gali laimėti ir tiek mes, tiek kitas komandas.
Vos galima sakyti, visi kovoja dėl išlikimų, visi kovoja dėl aukštas vietas. Dabar nėra jokio aišku favoritus niekur. Tai jeigu tu nori rinkti taškus, turi kiekvieną dieną ateit, dirbt ir pabandyti to padaryti. Ir aš manau, kad mes dirbom, mes tengiamės. Varžybų galėjom tikrai gal dar geriau, aišku. Jeigu mes pralaim, tai tikrai galima geriau. Ir reikia panalizuoti rungtynių, nereikia čia panikuoti nieko. Reikia žiūrėti į priekį. Vis tiek aš dar jaučiu, kad mes kaip jauna komanda, tai manau, kad su laiku viskas stovės į vietas ir galėsim tada būti dar konkurencingesnis. Ir gal kitą kartą mes laimėsim prieš Sūduvą.